FVD apžvalgoms gavo Huawei Ascend One Quad XL išmanųjį telefoną. Šis įrenginys pasižymi tikrai gana solidžiu ir tvirtu dizainu, o viena įdomi jo ypatybė yra ta, kad šio išmaniojo telefono storis siekia net 11,5 mm, sveria jis net 145 gramus. Iš techninių charakteristikų būtų galima paminėti paties Huawei gaminamą 4 branduolių centrinį procesorių, kurio taktinis dažnis siekia 1,4 GHz. Telefone taip pat integruota 1 GB operatyviosios atminties bei 8 GB vartotojo vidinės atminties. Telefone taip pat yra 4,5 colio lietimams jautrus ekranas, kuris yra IPS Plus technologijos. Jį gamina Toshiba bendrovė ir tai yra aukštosios raiškos ekranas. Jo raiška siekia 1280 ir 720 taškų. Telefono galinė dalis yra pagaminta iš kokybiško plastiko, kuris yra šiek tiek šiurkštus, dėl to labai lengvai atlaikys mažus įbrėžimus. Nors telefono galinis dangtelis nusiima, tačiau talpios 2600 mAh baterijos išimti nepavyks. Taip pat galima paminėti telefono priekyje esančius standartinius Android sensorinius mygtukus. Dešinėje pusėje rasime garso reguliavimo klavišą. Viršuje yra įjungimo išjungimo klavišas bei 3,5 ausinių jungtis, o telefono kairėje rasime micro USB jungtį, kuri puikiai tiks tiek krovimui iš elektros tinklo, tiek nuo kompiuterių. Telefono priekyje taip pat yra 1,3 megapikselių kamera vaizdo pokalbiams, o telefono galinėje dalyje 8 megapikselių kamera, kuri gali įrašinėti aukštąją raišką bei turi dvigubą šviesos diodų lygstę. Telefono galinėje dalyje taip pat yra Dolby Digital Plus technologiją palaikantis garsiakalbis, tačiau norint naudoti šios technologijos funkcijomis, teks taip pat naudoti ir paties Huawei telefone integruojamus standartinius tiek vaizdo, tiek garso grotuvus. Telefone yra įdiegta Android Ice Cream Sandwich operacinė sistema, kuri gali būti valdoma tiek 3D režime, būtent jis dabar ir yra įjungtas. Šiame režime yra šiek tiek daugiau vartotojo sąsajos pakeitimų. Tuo tarpu 2D režime pakeitimų yra labai minimaliai. Meniu yra visiškai toks pats kaip ir standartinėme Ice Cream Sandwich. Vienintelė ypatybė ta, kad Huawei įdiegė kelias savo programėlės, kurių nerasime Google standartinėme Android Ice Cream Sandwich operacinėje sistemoje. Tai būtų tiek. Jeigu susidomėjote ir norite sužinoti daugiau Huawei Ascend One Quad XL išmaniojo telefono ypatybių ir galimybių, siūlome skaityti pilną apžvalgą fvd.lt.